Sveiki, vėl mano vlogas. Tęsiam temą apie atraninę šeimą. Buvau padėjęs lapšelį, vakar įdėjau dar motinėlę. Lapšelis, mačiau, tas buvo, jeigu pamenat, dėjau ten, radau tik tai nepilnai uždarytą, tai mačiau, jis suvalgytas ir nebėra ten jo. Tai matyt, nenorėjo to lapšelio priimti. Tai bandysim ne šiandien šitą avilį ir išpilti kažkur toliau. Bet turim neužbaigtą vieną reikalą praeitos laidos. Brangus mano komentatoriai, sakot, labai panašus aš į celofaną. Nu gal ir panašus, o jūs žinokit, nustebino. Tikrai nemaniau, kad antiek jautrų žmonės esat. Ir noriu pasakyti, kad jau komentarė iš tikrųjų atsakiau vienam, bet pasikartosiu, kad Landsbergis, jūsų mylimas, kaime yra traktuojamas kaip Petriukas koks nors. Tai kaip nekalbame apie tam tikrą žmogų, bet kalbame apie personažą kažkokį. Tai labai aišku buvo linksma skaityti daug komentarų, aktyvus kanalas pasidarė. Praradau netgi 4 prenumeratorius. Tai anksčiau uždirbdavau 0 iš kanalo, dabar dar kelis 0 uždirbsiu. Tai kas mane žiūri, palaiko kažką, tai visiems ačiū. Žiūrėkime labiau su šypsena apie tokį dalyką. Patys rašot, kad oi, toks laikas, taip jautru tema, viskas. Patys jūs įmat į galvą tą, ką nereikia. Jūs biški filtruokit. Kur juokais, kur kažką čia celofanas. Aš celofanas. Nu, va, toks nebent celofanas. Jau viskas. Jau kaip paskaičiau, nu, dieve, galvoju, ką jūs žmonės nieko nematot, susidarė, ten turbūt tik tai įsijungė mūsų propaganda, ten kita, vieni vieną propagandą, kiti žiūri kitą propagandą. Taigi, biški filtruokit, žiūrėkit, kur kas yra. Man pašiai buvo, juokinga, kaip taip jūs stipriai sureagavot į mano, gal dabar pasakysiu, jau negražų juokelį. Tai jeigu kažką įžeidžiau, tai tiek tos, jau atsiprašau. Tikrai nenorėjau aš, kad jūs taip reaguotumėt. Labai gaila. 4 ar 3 prenumeratoriai, matyt viskas jau, nebegrįž. Gerai, viskas. Celofanas baigėsi. Celofanas baigė savo pasirodymą. Gana čia šitos propagandos. Varom prie darbų. Tai rekomendavot ir jūs. Ir pats taip galvau daryti, bet ačiū ir jums, kad prisidėjot prie nuomonių mano formavimo, kaip daryti su šitą šeimą. Tai tik tai yra viena problema. Reikia šitą nunešti avilį ir išpilti. O kaip jį nunešti? Sveria. O dar būtų viskas gerai kitoje vietoje šitą avilio pastatyti kitą avilį, naują, įdėti jų motinėlę, nes dabar jinai ten yra dar. Ir jos suskrišia. Aš dabar išnešiu, kur jos skris. Nedarės kur. Bet kas kaltas? Žinot, kas kaltas? Landsbergis. Gerai, ne Landsbergis. Vilara kalta. Nes prieš mėnesį, man atrodo, daugiau. Praėjo virš mėnesio laiko, kaip užsisakiau keletą avilių iš Lysono. Mėnesį veža. Tai iš Lenkų senai galėjau atsisiųsti per tiek laiko. Bet Vilara matyti yra Vilara, tai jau čia nieko nepadarysi. Tai gadina reikalą, vieną spėtiminę irgi pas mangi stadiją jau ten. Tai irgi reikėtų aviliuką apkeisti, ten sumaišyti, žodžiu, neturiu. Inventorius, nors užsakytas seniausiai. Tai jeigu užsakinėsit kažką, žinokit, kad virš mėnesio laukti reikia. Gerai, gana čia kalbėti. Tai jo, nuėminėjom. Tai turbūt, nežinau, dar planą net neturiu. Nuėmu. Pakelčiau, nepakelsiu, aš nežinau, dalim nešiu ir kratysiu. Žodžiu, dar pats neturiu plano. Kad nešti reiks, tai tikrai nešiu. Žinokit,
kad ir kaip šeimai nesiseka be mamos, bet matau, kad nu, kažką daro. Kažką daro. Tik tai, kad va negražu, kad traninėje pačioj. Nu, išeis jie. Kažkur gražiau, kažkur blogiau. Va toj parodysiu, kaip atrodo blogiau. Kaip gadina man remelius. Nu, tikėkime, susitvarkys dabar viskas. Gerai, tai šitą nuėmu. Po to ir iš jo reiks kažkaip iškratytas bitės turbūt. Tai va planas toks pas man labai neaiškus šiandienai. Nes vien šitą panešti reiks jau. Truputį sveria. Kaip šitą panešti? Oho, vaikšta šitie šaunuoliai. Varykit iš čia. Kiek jisai čia visą sveria? Ble, dviese tai lengvai panešiu. Vienam bus sunku. Vienam bus tikrai sunku. Pažiūrim tą, kur mamą indėjau vakar. Čia, man atrodo, indėjau. Neuž. Gyvi visi, gyvi. Gyvi. Kaip remeliai atrodo. Liūdna. Gerai, tai gal šitą paliksiu čia, kol kas. Kad perai sušals, nesušals. Dar ačiū Dievui gal. Nu ne, reikia pažiūrėti, pakelsiu taip tiksliai ar ne. Nes, nu, kaip čia nešti man? Sunku bus, žinokit. Be dugno, gal biškį lengviau. Sunku vis tiek. Nu nesvarbu, einu kamerą ten nunešiu. Ten nešiu, žiūrėsiu, nežinau. Vopšiam, varau. Įrengiau pakilimo taką. Tik man galit pasakyti, visi rašo, kad paties kažką. Nu patiesiu, o ką, jos nuo žemė, nuo šuolės jau nepakils, aš nesuprantu. Paprotinkit mane, kam reikia kažką patiesti. Nesunku maršką paties, bet kam? Oi, šiandien taip jau, gal 25 šilmos. O čia tas savo avilius. Nežinau, gal reiktų dar toliau nešti. Nebus 100 metrų gal, bet nėra sveikatos. Vakar moliūgus sadinau, o po moliūgų pasadinimą reikėjo palaistyti, tiksliau užlaistyti. Tai užlaiščiau. Šiandien prakaita eina. Tačiau išimsiu dabar. Nunešiu tą atgal. Tada čia iškratysiu kažką. Kažkaip tai planas. Supykusių bitučių turim. Aš irgi supykčiau. Kur mane sudėti dabar, kad nesutraiškite? Dar plano vad nėra. Nu, kiek užsitraiškis, tiek ką darysi. Tačiau medus išbėgs dabar. Nu kiek čia yra? Gerai. Reikia va taip pastatyti. Vieną taip, kitą taip ir viens į kitą. Nežinau, įdomu, išeis išgelbėti šitą šeimą ar ne? Kokia jūsų nuomonė? Jau nebėra vietos. Jau kaip sugrius viskas, užsitraiškis. Negirdi mane žmonės. Supykusių yra, žinau. Šiaip nebuvo pikta šeima, bet yra. Latelės reiktų, neturiu. Turiu, bet neradau iš tikrųjų. Susitvarkyti reiks gal kada savo ūkį. Gerai. Varau tenais, padėsiu. Vieną motinėlę įdėsiu, remelį iškratęs. Jaučiu kaip tirpstu. Nu ten jau atskrydo. Atskrydo. Laukia. Baskim. Kai karšta.
Tai dabar ką po vieną nešiosiu, taip irgi labai nukryta. Gerai. Tai vieną nukratom. Tranai. Lipkit. Gerai, šitą. Gerai, dar vieną nukratom. O, šitą negalim nukratyti. Gerai, nešu po du, nežinau kaip kitaip. Galėčiau gal dar vieną paimti. Dai. Dar vieną, greičiau suneši. Eikit, viskas. Baigėsi jūsų čia haliavnas gyvenimas. O, tą mikrofą pamesiu. Ai. Ir filmuoti ir daryti reikia asistentės man tikrai. Gerai, nešam. Nu vis tiek 3 negaliu paimti. Vasarėlė atėjo. Nu šilta kombinzonė. Nereikia ir pirties. Dar kratom, nešam, kratom. Kiek tranų, pažiūrėk. Vien tranai. Išlaušiu durelės. Aišku, visi suprantam, kad per anksti. Bet nežinia, kada vėl atvažiuosiu. Ir vėl kaltą kažkur praganiau. Tai va. Nežinia, kada atvažiuosiu. Atsidarom abi durelės. Reikėtų vieną, kad apsikeistų. Motina neporuota. Dar turėsiu sporuoti. Kur aš tam tas? Neįdomu, kas gausis. Būtų gražu išgelbėti šeimą. Gerai, liko dar man. Liko dar magazinus iškratyti. Ir atnešiu, uždėsiu ir bus ramybė. Paliksiu juos ramiai čia. Tu mirsiu turbūt. Sunku. Gerai, išsikratė. Ja, galėjau, tiek iškračiau, ką galėjau, tą padariau. Dedam. Gratelė jau bus mama. Važiuojam atgal. Lendam. Lendam. Nežinau, dėčiau magaziną ar ne. Jau kaip ir taip jau. Turbūt reiktų. Bet kaip čia tokia šeima nesuprasi. Nu, gal uždėsiu. Tranai dar reikti. Gerai, bet dabar biškį pavargau, reikia pailsėti. Nepasiruošęs. Dar laukia visas bitės apeiti. Bet nebefilmuosiu turbūt, ką tenais jums rodyti, nėra ką rodyti. Nėra sveikato šiandien. Viskas. Toks buvo gydymas šeimos. Nežinau, gal klaidų kokių padariau, pakomentuokit. Nelengva buvo tampyti, aš pasakyčiau. Išmokit nusišypsot, neimti galvą, ką aš kalbu. Tai iki kitų savaitgalių Pietyno. Nežinau, kada atvažiuosiu, reikalų yra ir Vilniui. Tai galbūt net 3 savaitės nevažiuosiu, jeigu 3 savaitės nevažiuosiu, tikrai kokia nors šeima įsispės per 3 savaitės, tai taip ir tai blogai, nežinau, bet kartais nespėju truputį. Ačiū, kad kas žiūri, kas palaiko, ypač kai palaiko labai, nu tikrai, maladės. Geras jausmas, ačiū jum, iki. Viskas. Praėjo 2 valandas kažkur, praėjau visas bitės.
Lietus prasideda, griaudžia. Ką daryti su jom? Nieko turbūt, marškas neliks, išpilsiu čia. Žodžiu, reikalai tokie, kad nespėjau. Galėtų dar duoti 5 minutės, bėgom visą laiką jau. Bet ne vien tranai atrodo čionais. Ir bičių, bet ko jas neskrenda namo, aš nežinau. Ir jau, sakau, 2 valandas tikrai čia viskas vyksta. Gerai, pila, marška. Tada. Nepaliksiu, išvažiuoju dabar, tai ką ta marška ir bus. Gerai. Tai nežinau, ar matas kažkas, ką dabar filmuoju. Kas sakėt, kad ten, kur lapšelį išgraužti ir bus mamka teisingai, mamka yra, jau apsiskraidžius, kiaušinių yra. Tai viskas neblogai, buvau paspiktasis, piktosios. Per vieną čia invarę, kitą į koją, per rūbus. O, psio. Sušlapsiu truputį dabar. Kaip aš, tai aš, bet telefonas biškis sudaužytas, tai gal negerai jam. Gerai, bėgu.